Kėdainių pagrindinėme stadione Nevėžis žaidė Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos 13 turo rungtynes su Vilniaus Polonija. Kaitinant 30 laipsnių karščiui, kėdainiečiai pergalingai užbaigė pirmąją pirmenybių dalį, įveikę svečius iš sostinės rezultatu 3-1. Po šių rungtynių pirmenybėse pertrauka. Nevėžis kovas atnaujins Liepos 28-ąją. Visi pagrindiniai šių rungtynių įvykiai įvyko jau pirmoje rungtynių dalyje. Nevėžis pasitiko svečius atakų srautu, su kuriomis Polonija sunkiai tvarkėsi. Tad įvarčio neprailgo laukti jau 12 minutės sužaidęs ko gero geriausias šio sezono rungtynes, Aretas Gėkšna taiklių smūgių nuginklavo Polonijos vartininką. Po 4 minučių Aretas uždirbo 11 metrų baudinį, kurį realizuoti bandė rezultatyviausias Nevėžio žaidėjas Aivaras Lyberis. Deja, bet jau 19 minutę po Nevėžio pakelto kampinio pirmasis prie kamuolio suskumba brazilas ir pelno pirmąjį įvartį atstovaudamas Nevėžiui. 23 minutę neatsargiai savo baudos aikštelėje Nevėžio žaidėjų sužaidus ranka 11 metrų baudinys jau skiriamas aikštės šeimininkų vartus. Bet 29 minutę Aretas Gėkšna dar kartą nuginkluoja svečių vartininką. Antrajame kėlinyje Nevėžis tiesiog neišnaudojo visos eilės 100% progų. Todėl galutinis rezultatas liko nepakitęs. 3-1. Pirmiausia, oras galbūt toks įnešė savo korektyvų karštą, bet karštą ir jiems ir mums. Gerai, kad padarė pertraukas čia, atsigaivinom. Ir dar aš gal pasakyčiau, kad gerai, kai įmušėm įvarčius greitai. 1, 2-0, 2-1, 3-1 vėl greitai mušam, tai mums tai buvo, įsivaizduokit, jeigu būtumėm neįmušę, tai būtumėm žaidę pirmą kėlinį, kaip žaidžiam antro gale, tai mes būtumėm visai svargiai. Aišku, jiems nebuvo kas daryti, jie bėgo lyginti rezultatą, tai atsivėrė daug momentų, bet su tokia realizacija, tai, ką aš noriu pasakyti, pamačiau žaidėjų meistriškumą, jeigu išeinam 1-1, ten 3-2, tai čia reikia 7 mušti ir viską. Tai ieškosim, reikia vidury žaidėjo, ieškoti tokio protingesnio, kuris galėtų prilaikyti kamuolį, visko tokio trūksta. Esam numatę čia.